Let's go! Dar neturėjau pusryčių. Ar ir tu kartais pamiršti savo asmens kodą ar kitas skaitinės kombinacijas? Galiu tau padėti. Norint įsiminti skaičius, reikia juos supaprasminti arba transformuoti į asociacijas arba vaizdinius. Pavyzdžiui, į ką panašūs skaičiai? Pateiksiu universalius pavyzdžius. Taigi vienetas panašus į burtų lazdelę, Coca-Cola skardinę arba viskas, kas yra horizontalu arba vertikalu. Eifelio bokštas, Pizos bokštas, skersinis. Kuo vaizdingiau, tuo atminčiai yra geriau. Dvejetas žinoma panašus į gulbę. Trejetas labai atsargiai. Antrankiai, kriminaliniai dalykai ir liemenėlė. Ketvertas panašus stalą ant 4 kojų. Penketas asocijuojasi su penketukininku, moksliuku arba akiniuočiu, nes tam tikrais laikais penketas buvo aukščiausias balas, aukščiausias įvertinimais, tad galime vaizdingai sieti penketą su tais laikais. Šešetas panašus į gyvatę susisukusią gyvatę. Septynetas į dalgį, tikiuosi jaunimas šiais laikais matęs ir laikęs dalgį, arba kartuves. Aštuonetas panašus į begalybę, devynetas į kraną, nulis į riestainį, arba į tai, kas yra apvalu. Dabar, kai turime preliminarias asociacijas, jas reikia apjungti į vaizdingą istoriją. Tad imkime skaičių 4, 7, 5, 6. Tai reiškia 4 stalas, ant to stalo yra septynetas, tai reiškia kartuvės. Tada prie tų kartuvių guli moksliukas, penketas, įkastas gyvatės, tai šešetas. Tai tiesiog vizualizuojame stalą, ant kurio yra kartuvės, prie tų kartuvių guli moksliukas ir į jį yra įkandusi gyvatė. Tokiu būdu galime vizualizuoti skaičius ir įjungti dešinįjį atminties pusrutulį, kuris atveria mums įsiminimo galimybės. Tad kviečiu išbandyti šitą metodiką ir nepamiršti sau svarbių skaičių.